Paramhansa Yogananda. Jogo autobiografija. 5 skyrius. Kvepiantis šventasis rodo stebuklus. Po šiuo dangumi kiekvienam daiktui ir darbui yra savas laikas. Tokia Saliamono išmintis nė kiek nepagodė manęs. Aš nuolatos ieškojau bet kokios progos išvykti iš namų ir atrasti man skirtą mokytoją. Deja, mano kelias nesusikirto su mokytojo keliu, kol nepabaigiau vidurinės mokyklos. Nuo bėgimo į Himalajus su Amaru iki svarbios Šri Juktešvaro atėjimo į mano gyvenimą dienos prabėgo 2 metai. Per tą laiką sutikau daugybę išminčių. Kvepiantį šventąjį, Svami Tigrą, Nagendrą Natą Bhadurį, mokytoją Mahasają ir žymų Bengalijos mokslininką Džagadi Čandrą Bosą. Mano susitikimas su kvepiančiu šventuoju buvo ir draugiškas, ir juokingas. Dievas yra paprastas, visa kita yra sudėtinga. Neieškokite tikrų vertybių santykinėme gamtos pasaulyje. Tokios filosofinės mintis kilo man ramiai stovint prie Kali piešinio šventykloje. Pastaba. Kali simbolizuoja amžinai gamtos dėsnį. Dažniausiai vaizduojama kaip keturankė moteris, stovinti ant Dievo Šyvos arba absoliuto figūros, nes gamtos ar fenomenalaus pasaulio šaknis glūdi naumene. 4 rankos simbolizuoja esminės savybės, 2 tveigiamas ir 2 griaunamąsias, rodančias pagrindinį materijos ir kūrybos dvilypumą. Pastabos pabaiga. Atsisukęs pastebėjau aukštą vyrą, kurio nuskūrę apdarai rodė jį esantį sadhu. Jūs iš tiesų prasiskverbėte mano minčių maišatį, nuoširdžiai nusišypsojau. Malonus ir bauginantis gamtos aspektai, kuriuos simbolizuoja Kali, kėlė sąmyšį ir išmintingesniems už mane žmonėms. Tik nedaugelis sugebėjo įminti jos paslaptį. Dievas ir velnias yra viliojančios mįslės, kurias į sfinksą panašus gyvenimas pateikė kiekvienam protui. Negavę jokio atsakymo, daugelis žmonių žaidžia pantai su savo gyvenimu. O bausmės prilygsta Tebų laikotarpio bausmėms. Ši didžiulė vieniša figūra niekada nerauda dėl pralaimėjimo. Iš dualumo majos ji išgauna vientisumą tiesą. Pastaba. Maja – kosminė iliuzija, pažodžiui matavimo įrankis. Maja yra magiška kūrybos galia, dėl kurios begalybėje ir vienybėje pasireiškia trūkumai bei dualumas. Emersonas parašė poemą, kurią pavadino Maja. Iliuzija veikia nepastebimai, apraizgo nesuskaičiuojamais voratinkliais. Margijos paveikslėliai niekad nesibaigia. Klojas vienas ant kito, šydas ant šydo. Tai burtininkas, kuriuo patikės žmogus, trokštantis būti apgautas. Pastabos pabaiga. Jūs kalbate labai įtikinamai, ponia. Aš ilgai lavinau tikrą savistabą, pakankamai skausmingą priėjimą prie išminties. Savęs tyrinėjimas, nepaliaujamas savo minčių stebėjimas yra nelinksmas ir varginantis potyris, sutriuškinantis net ir patį tvirčiausią ego. Visgi tikra savianalizė matematiškai tiksliai formuoja pranašus ir aiškiaregius. Saviraiškos būdai ir asmeninis pripažinimas siejasi su egoistais, kurie jaučiasi turintys teisę savaip interpretuoti Dievą ir visatą. Be jokios abejonės, nuo tokių pasipūtėlių
tiesa paprasčiausiai pasitraukia, su malonumu įsitraukiau į diskusiją. Žmogus negali suvokti jokių amžinųjų tiesų, kol neišsilaisvina iš bet kokių apsimetinėjimų. Šimtmečių purvu apaugusiame žmogaus prote knibždėte knibžda, nesuskaičiuojama daugybė bjaurių, dėl pasaulio iliuzijos atsiradusių būtybių. Mūšiai kovos lauke tampa tokie nereikšmingi, kuomet žmogus pirmą kartą susiduria su vidiniais priešais. Tai nėra mirtingi priešininkai, kuriuos būtų galima nugalėti milžinišką kariuomenę. Visur esantis, niekada nenurimstantis, net sapnuose žmogų persijankintis ir blogų jausmų ginklais ginkluoti, Majos kareiviai nori nužudyti mus visus. Tokį žmogų galima drąsiai vadinti bejėgiu, sustingusiu ir niekingu. Gerbiamasis pone, nejaugi jūs nejaučiate net trupinėlio simpatijos nežinojimo blaškomiems žmonėms? Išminčius kurį laiką nutilo, paskui dviprasmiškai atsakė: ir mylėti nematomą Dievą, visų dorybių šaltinį ir matomą žmogų, kuris paprastai neturi nė vienos iš jų, dažnai yra gana sunku. Visgi sumanumas prilygsta painiavai. Vidinės paieškos greitai atskleidžia žmonių proto vienodumą, jo artimą giminystę savanaudiškiams motyvams. Tam tikra prasme taip atskleidžiamas visų žmonių broliškumas. Iš tokio atviro atradimo kyla siaubo lydimas kuklumas. Paskui jis pavirsta į užuojautą savo draugams, kurie yra akili sielos, laukiančios tyrinėjimų, gydančioms galioms. Bet kokio amžiaus išminčius, pone, dėl pasaulio nelaimių jaučia tą patį kaip ir jūs. Tik paviršutiniškas žmogus nejaučia jokios atsakomybės dėl kitų sielvarto, nes paskęsta smulkiuose savo nelaimėse. Rimtas sadhų veidas pastebimai sušvelnėjo. Tas, kuris pats save tyrinėja skalpeliu, suvoks visuotinės užuojautos sklaidą, ramybėje įgyjimą slopinant savojo ego poreikius. Tokioje dirvoje pražysta meilė Dievui. Paskui kūrinys pradeda krypti savo kūrėjo link, kad iš didelio sielvarto paklaustų: kodėl, Viešpatie, kodėl? Galų gale gėdingais kirčiais žmogus nuvaromas į begalinę būtį, kurios grožis vienintelis jį vilioja. Išminčius ir aš stovėjome Kalighato šventykloje Kalkutoje, kur aš atėjau norėdamas pamatyti garsią jos didybę. Plačių mostų mano pašnekovas nuvijo šalin mintis apie ornamentuotą prabangą. Iš plytų ir cemento skiedinio nesklinda joks garsas, širdis atsiveria tik žmogaus giesmei. Mes nuėjome pasveikinti saulės link šventyklos įėjimo, prie kurio pirmyn, atgal judėjo daugybė maldininkų. Tu dar jaunas, susimąstęs pažvelgė į mane Išminčius. Indija irgi jauna. Senovės ryšiai padėjo tvirtus dvasinio gyvenimo pamatus. Pastaba. Ryšiai, aiškiaregiai, neatmenamais laikais parašė Vedas. Pastabos pabaiga. Senovinių jų aforizmų iki šių dienų pakanka visam mūsų kraštui. Nepasenę ir materializmo apgaulėmis neatmešti, drausminantis priesakai vis dar tebeformuoja Indiją. Per ištisus tūkstantmečius ilgiau nei gali užfiksuoti šių dienų mokslininkai. Skeptiškasis laikas pripažino Vedų vertę. Imkite jas kaip savo paveldą. Kai aš pagarbiai atsisveikinau su iškalbingųjų sadhu, jis pranašingai perspėjo mane. Kai šiandien paliksi šventyklą, tau nutiks kai kas neįprasta. Aš išėjau iš šventyklos teritorijos ir slampinėjau be jokio tikslo. Užsukęs už kampo, sutikau seną savo pažįstamą.
Vieną iš tų ilgai ir nuobodžiai kalbančių vaikinų, kurių kalbėjimo galios išvis ignoruoja laiką ir apima visą amžinybę. Aš kuo greičiausiai leisiu tau eiti, jei papasakosi man, kas įvyko per 6 mūsų nesimatymo metus. Koks paradoksas, aš turėsiu palikti tave tuoj pat. Bet jis paėmė mane už rankos, siekdamas per prievartą išpešti iš manęs kokių nors sensacijų. Aš su šypsena pagalvojau, kad jis buvo lyg alkanas vilkas, nes kuo ilgiau aš kalbėjau, tuo godžiau jis siurbė į save visas naujienas. Viduje Deivės kalį maldavau, kad suteiktų man kokią nors progą pabėgti. Staiga mano pašnekovas paliko mane. Man gerokai palengvėjo ir aš paspartinau žingsnį, bijodamas dar kartą sutikti tokį plepų kolegą. Paskui išgirdęs už savęs sparčius žingsnius, dar padidinau greitį. Stengiausi neatsigręžti, tačiau dideliais šuoliais jaunuolis pasivijo mane ir draugiškai patapšnojo per petį. Aš pamiršau papasakoti tau apie Ghandą Babą, kvepiantį šventąjį, kuris gyvena štai tame name. Jis parodė į už kelių jardų esančią buveinę. Būtinai nueik pas jį, jis nuostabus. Tave gali pradžiuginti nepaprasti potyriai. Viso gero, atsisveikino mano draugas ir greitai pasišalino. Aš vėl prisiminiau Sadhu iš Kaligato šventyklos pranašystę. Aiškiai suintriguotas įžengiau į nurodytą namą ir buvau palydėtas į erdvę svetainę. Ant storo oranžinio kilimo ten sėdėjo daugybė į rytus atsisukusių žmonių. Mano ausis pasiekė pagarbus šnabždesys. Pažvelk į Ghandą Babą, sėdintį ant leopardo kailio. Kiekvienam bekvapiam jis gali padovanoti natūralų, bet kokios gėlės aromatą, atgaivinti nuvytusius žiedus ar padaryti taip, kad žmogaus oda išskirtų bet kokį malonų kvapą. Aš tiesiai pažvelgiau į šventąjį, o jo žvilgsnis sugavo manąjį. Išminčius buvo apkūnus ir barzdotas, tamsios odos ir didelių spindinčių akių. Sūnau, labai džiaugiuosi matydamas tave. Sakyk, ko nori. Ar norėtum kokių nors kvepalų? O kam? Tas klausimas man pačiam pasirodė gana vaikiškas. Kad patirtum paslaptingą aromatų žavesį? Argi jūs įkinkote Dievą kvepalams gaminti? O kam? Juk jis bet kokiu atveju kūrė įvairiausius aromatus. Taip, bet jis sukuria trapų indą vainiklapiams, kurį paskui sunaikina kaip nebereikalingą. Ar jūs galite materializuoti gėles? Aš materializuoju kvepalus, mažasis drauge. Tuomet kvepalų pramonė gali bankrutuoti. Aš leisiu jiems išsaugoti savo verslą. Mano tikslas yra tik rodyti Dievo galią. Pone, argi būtina įrodinėti Dievą? Argi jis neatlieka stebuklų visur ir visada? Taip, tačiau mes irgi galime pademonstruoti beribę jo kūrybos įvairovę. Kiek laiko reikia jūsų menui įvaldyti? 12 metų. Gaminti kvepalus astralinėmis priemonėmis. Man atrodo, gerbiamasis išminčių, jog jūs veltui praleidote 12 metų kvepalams, kuriuos už kelias rupijas galim nusipirkti pas bet kurį gėlininką. Kvepalai pranyksta kartu su gėlėmis, aromatas dingsta tik su mirtimi. Kodėl aš turėčiau norėti to, kas patenkina tik mano kūną? Pone filosofė, jūs pralinksminote mane, o dabar ištieskite dešinę savo ranką. Jis palaimino mane. Aš stovėjau už kelių pėdų nuo Ghandos Babos. Daugiau nieko nebuvo šalia, kas galėtų paliesti mano kūną. Aš ištiesiau ranką. Jos jogas net nepalietė. Kokių kvepalų norėtum? Rožės, tebūnie.
Dideliai mano nuostabai, iš mano delno centro pradėjo sklisti nuostabus rožių aromatas. Iš šalia stovinčios vazos, šypsodamasis paėmiau didelę baltą bekvapę gėlę. Ar šį bekvapį žiedą galima pripildyti jazmino kvapo? Tebūnie taip. Iš žiedlapių akimirksniu pradėjo sklisti jazmino aromatas. Aš padėkojau stebukladariui ir atsisėdau šalia vieno iš jo mokinių. Pastarasis papasakojo man, kad Ganda Baba, kurio tikrasis vardas buvo Višunhananda, iš vieno tibetiečių meistro išmoko daugybę stulbinančių jogos paslapčių. Mane įtikinėjo, kad jogas tibetietis gyveno daugiau kaip 1000 metų. Jo mokinys Ganda Baba ne visada rodo stebuklus paprastu verbaliniu būdu, kurį ką tu tik matei, kalbėjo jo mokinys, akivaizdžiai didžiuodamasi savo mokytoju. Jo veiksmai dažnai kinta, priklausomai nuo nuotaikų įvairovės. Jis yra nuostabus. Tarp jo sekėjų yra daugybė Kalkutos inteligentų. Mintyse nusprendžiau neįrašyti savęs į tą skaičių. Per daug žavingas guru nebuvo mano tikslas. Nuoširdžiai padėkojęs Gandai Babai, aš išvykau. Lėtai eidamas namo mąsčiau apie 3 netikėtus ir skirtingus susitikimus, įvykusius tą pačią dieną. Prie namo durų mane pasitiko sesuo Uma. Neprataręs nė žodžio, aš gestais parodžiau pauostyti jai mano ranką. Koks nuostabus rožės aromatas. Jis nepaprastai stiprus. Galvodamas apie nepaprastą stiprumą, tyliai prie jos nosies prikišau stipriai kvepiantį žiedą. O, man patinka jazminas, pačiupo jį gėlę. Jos veidas iki absurdo suglumo, kai ji be perstojo traukė jazmino aromatą iš gėlės, kuri iš tikrųjų turėjo būti bekvapė. Tokia jos reakcija panaikino mano įtarimus, jog Ganda Baba sustiprino mano savitaigą, kad aš vienas galėčiau jausti pageidaujamus kvapus. Vėliau iš savo draugo Alakanando sužinojau, kad kvepiantis šventasis turėjo tokių galių, kurių aš nuoširdžiai palinkėčiau badaujantiems Azijos milijonams ir dabartiniai Europai. Šalia daugybės kitų svečių, iškilmių proga buvau Gandos Babos namuose Burdvane, pasakojo man Alakananda. Buvo manoma, jog šis jogas gali materializuoti daiktus paprasčiausiai iš oro. Todėl aš juokaudamas paprašiau jo materializuoti šiuo metu neaugančius mandarinus. Akimirksniu atsirado lūčis, kuris buvo ant visų iš banano lapų padarytų lėkščių. Ir iš tikrųjų, kiekvienoje lėkštėje gulėjo įvyniotas į duoną nuluptas mandarinas. Su tam tikra baime gabalėlį atsikandau, tačiau vaisiai pasirodė pakankamai skanūs. Po kelių metų dėl vidinių savo pasiekimų supratau, kaip Ganda Baba atlikdavo savo stebuklus. Deja, šio metodo neįmanoma įvaldyti pasaulio alkanųjų minioms. Įvairius jutiminių žmogaus suvokiamus dirgiklius, lytėjimo, regėjimo, skonio, girdėjimo, uoslės, sukelia kintamos elektronų ir protonų vibracijos, kurias dar kontroliuoja vadinamieji gyvybės tronai, daug subtilesnė už atominę energiją jėgos, sumaniai įkrautos 5 skirtingomis jutimo idėjomis, medžiagomis. Ganda Baba tam tikromis jogos praktikomis, susijungė su kosminė galia, sugebėjo valdyti gyvybės tronus, pertvarkyti jų vibracijų struktūrą ir tokiu būdu gauti norimą rezultatą. Jo kvepalai, vaisiai ir kiti stebuklai iš tiesų buvo pasaulio vibracijų materializavimas, o ne hipnozės sukurti vidiniai pojūčiai. Pastaba. Paprasti žmonės vargu ar suvokia milžiniškus mokslo laimėjimus 20 amžiuje. Viso pasaulio mokslinio tyrimo centruose vos ne kasdieną
Vieni metalai paverčiami kitais ar įgyvendinamos kitos alchemikų svajonės. Žymus prancūzų chemikas M. Georges Claude'as 1928 metais Fontainebleau miestelyje mokslininkų grupiai parodė stebuklą, įvairiais būdais transformuodamas deguonį. Jo burtininkų lazdelė buvo paprastas deguonis, burbuliuojantis ant stalo esančiame vamzdelyje. Saują smėlio mokslininkas pavertė į brangius akmenis, geležį į kažką, primenantį karštą šokoladą, o iš gėlių atėmė spalvą padarė į stiklą panašią masę. M. Claude'as paaiškino, kaip transformuojant deguonį, jūrą galima paversti milijoniniais arklio jėgų, kaip verdantis vanduo gali neapdeginti, kaip nedidelė smėlio krūvelė, vienu smėlio vamzdžio pūstelėjimu galima paversti safyrais, rubinais ir topazais. Jis taip pat numatė laiką, kai žmogus galės vaikščioti vandenyno dugnu be jokios naro įrangos. Galų gale mokslininkas nustebino savo žiūrovus, nudažęs jų veidus juodai, pasitelkęs raudoną saulės spindulių šviesą. Šis garsus prancūzų mokslininkas plėtimosi metodų sukūrė skystą orą. Naudodamas šį metodą jis sugebėdavo iš oro išskirti įvairias dujas ir atrado įvairių būdų, kaip mechaniniams tikslams galima pritaikyti jūros vandens temperatūrų svyravimus. Pastabos pabaiga. Tokio tipo stebuklai, kokius rodė kvepiantis šventasis, yra įspūdingi, tačiau visiškai beverčiai dvasinė prasme. Jie yra nedaugiau kaip pramogos ir rimta kliūtis Dievo paieškos kelyje. Hipnozę medikai kartais naudoja nedidelėse operacijose kaip psichologinį chloroformą tiems žmonėms, kuriems anestetikai yra pavojingi. Visgi hipnozė yra pavojinga dažnai ją gaunantiesiems, nes vėliau gali atsirasti neigiamų psichologinių pasekmių, kurios laikui bėgant ardo smegenų ląsteles. Hipnozė yra įžengimas į kito žmogaus sąmonės teritoriją. Laikinas jos poveikis neturi nieko bendro su dieviškumą realizavusių žmonių stebuklais. Atbudę viešpatyje, tikrieji šventieji keičia šį sapnų pasaulį tik harmoningai veikiami kuriančiojo kosminio svajotojo. Meistrai viešai smerkia pradinį neįprastų galių demonstravimą. Persų mistikas Abu Saidas kartą juokėsi iš fakyrų, kurie gyrėsi, kad savo antgamtinėmis galiomis gali veikti vandenį, orą ir erdvę. Varlė irgi gyvena vandenyje, tarė Abu Saidas švelniai tyčiodamasis. Varnos ir grifai nesunkiai skraido ore, o velnias vienu metu yra rytuose ir vakaruose. Tikras žmogus yra tas, kuris dorai gyvena tarp savo bičiulių, perka, parduoda ir ne akimirką nepamiršta Dievo. Kita proga, didis Persijos mokytojas išsakė savo požiūrį apie religinį gyvenimą. Reikia atmesti viską, ką turite savo galvoje, savanaudiškus norus ir ambicijas. Be gailesčio atiduoti tai, ką turite savo rankose. Ir niekada nekrūpčioti dėl įvairiausių nelaimių. Nei objektyvus išminčius Kaligato šventykloje, nei tibetiečio jogo mokinys nenuslopino mano troškimo ieškoti guru. Mano širdžiai nereikėjo repetitoriaus ir jo pripažinimų. Ji savo pačiai šaukė bravo, kai retkarčiais būdavo pašaukiama iš tylos. Kai pagaliau sutikau savo mokytoją, jis kilniu pavyzdžiu išmokė mane atpažinti tikrąjį žmogų. Pabaiga.